Labą rytą. Net nežinau, ką čia pasakyti. Įsimiegau gerai. Giedrius irgi miegojo šiandien taip. Labai gerai. Keičiuosi arbatytę. Opa. Tik pasikeičiau. Dantelio neturi būtų greičiau buvę. Tai kągi šiandien ryte pasikrovėm visus daiktus per visą naktį. Viskas. 100%. Viskas gerai. Susidedu daiktus. Bardakas mano, kai visą laiką tokius. Gražiai susidedu daiktus ir minsim. Šiandien biškį turim lietutį. Bet nieko. Minsim 118 km. Bent jau garminas. O kaip gausis? Taip gausis. Turim pirmą lietų šioj kelioniai. Smulkos toks lietutis, nebloga. Stipriai nemuša, nėra šaltas. Nu vėsokas, bet nėra šaltas. Užsidėjau striukytę tik. Kelnės ne, bet batukai šitie. Va, neblogi. Judam į degalinę. Pavalgysiu pusryčius ten. Sumuštinių turiu pasidaręs. Arbatos išgersiu. Giedrius įkėlus vidiaką. O taip. Minas gerai. Šauni diena, lietus. Visa kita. Reikia, kad kelioniai būtų visko. Nes kitaip nieko gero. Važiuoja. Esam kaviniai. Kavytę geram. Sumuštinį valgom. Čia ofisas. Oficialus. Mano ofisas bus namuose. Aš manau, kaip dabar jau žiūri, tai yra už lango sniegas. Manau, kad tai bus arba tešla, arba lyja. Nemanau, kad sėdit su trumpom rankom ir galvojat, ką čia savaitgalį nuveikti. Gal prie džiuriuko. Tikrai to ne. Tai va, pavalgysim ir minsim, reikės lietaus drabužiais ir kelnes susidėt. Manau, kad debesukas geras užėjęs ir lis visą dieną. Bet kaip Giedrius sako, tai yra nuotykiai, juk sektis visą gyvenimą negali. Man skanaus, o jums gero žiūrėjimo. Apsirengėm lietaus rūbais, bet nelėja. Yra vėjokas toks, labai gerai minasi šiaip, nes nėra labai šaltas. Be abejo, snarglys tai gal yra, pas mane. Gražiais vaizdais pravažiavom, pravažiuosim dar gražių. Šiandien vaizdingas kraštovaizdis, lepinamas. Tai žiūrėjom per tokius kaimbelius visokius. Giedrius va čia kažkokį kitą. Šiaip gražu. Man patinka šitas. Gal trūsų buvęs biškį. Kraštas ar kino. Jau gražu. Pažiūrėkit. Ana, kokie namai. Čia jau kaip sustvarkęs. Ačiū bažnyčia. Nu, daug bažnyčių Lenkijoje. Daug. Gerai. Netrukdom, nes į galą fūros. Tai netrukdom. Jeigu važiuoja.
Vis dar lyja, bet Vindy programėlėj žiūrėjau. Sveiki! Vindy programėlėj žiūrėjau, kad neužilgo turėtum išvažiuoti iš šito debesies ir nelyt. O dabar taip smulkiai kala. Šilumos mes turim. Biškai buvo 17 vienu momentu. O dabar mes turim, ten buvo tik 11. Atšalo. Bet gerai. 27 dar tik įkočiojom per valandą 20. Neskubam. 108 kilometrai. Viskas bus čia. Čiki piki. Nežinau kaip girdisi, bet buvau padėjęs žemiau. Kaip girdisi, taip girdisi. Gerai. Kaip matot, oras biškai prasiblaivė. Ir gerai visai minasi. Dabar, aišku, vėjukas yra, bet minas visai neblogai. Giedrys. Keliuką šitą mynėm praeitais metais. Žemėlapiukas įjungtas, jau su GPS-u, kad nebūtų, kai vakar biškį ne ten nuvažiuojam ir panašiai. Tikiuosi šiandien negausim žvyrkelio, nes šiaip po Alytaus visai nieko bet nesinori. O žvyrkelio minum. Šiaip iki tikslo liko, tuoj va parodysiu, 3-5 kilometrai. Neblogai, sakyčiau. Užsidėjau kepuruką, ne taip švilpia per plaukus. Jei ne vėjas, būtų super. Bet mes, kadangi gero oro nemėgstam, važiuojam tokį, kokį turim. Giedrius, grožėsi vaizdais gražiais alėjom. Aišku, per šoną nieko nesmato, bet malonu važiuoti tokiu vaizdu. Tokiu keliu, tokiu vaizdu. Super. Kaip matot, šilta, saulytė. Ko tokį daugiau norėt? Laisvės. Gero vėjo, bet vėjas dažniausiai į mus. Kelias į Elbagą kelias. Wow. Kalniukai. Pažiūrėsim, kaip eina nuo šitų kalniukų. Uždedu jūs ant vairo. Ir varom. Giedrių Vytis. Greitis nelabai kokias, 42, kem 5. Aišku, met ne dėl greičio, prieki mašiną. 37 nusimetėm prieš mašiną, tik to. Čia juk ne lenktynės. Nu ir viskas, greitis didžiausias kiek, kem 2, man atrodo. 9-6 km įvažiuoti. Ačiū. Esame Elbage. Spėkit, kur? McDonald's. Čia valgym praeitais metais, čia valgysim šiais metais, čia valgysim visada, kada būsim Elbage. Nes yra geriausi. Gaila mūsų suolas užimtas, bet mes čia jau. Esam atvarę, 117 km važiavam. Vietoje ir kempingas už kilometro. Tai šiandien sunki diena, bet padarėmės. Varom valgyti sveikiausio maisto.
Opa, pagaliau mes esam kempinge, pavalgę mako maisto. Mes esam tam pačiam, kur ir praeitais metais minėm. Yra ir lipdukai, ir mano lipdukas. O miegam labai geram, prie kanalo, upės. Elbago ar kieno čia nežinau. Žiūrėkit. Kokias vaizdukas. Nu, tas. Svarbiausia mums, kad už tilto vidrionk. Tai įsikūrėm čia. Mano pirmą kartą miegosiu palapinėje šiai kelionė. Giedrys statosi čia. Palapinukė. Jau bando įkalt kulus. O, aš jau pasistačiau, atnešuosi daiktus. Ir manau, eisiu po dušu, nes yra dušai. Įsiskalbsiu, ką reikia ir bus. Va, gerai. Džiaugiuosi. Sunki diena, bet džiaugiuosi, kad baigėsi, rytoj bus lengvesnė. Toliau tik lengviau. Oi, kągi, viskas. Baigėsi diena. Šauni. Nusiprausęs, apsipirkęs, vandens. Pusryčiam rytoj. Kągi. Oi, reikės eit gult. Atsiminiau kažkaip Rusnę su Emiliu šiandien. Šnekėjom biškį. Su kolega Kulminiu. Su Giedriu. Ir tep. Vaikučių pasilgom. Ką? Sakau. Ate. Jiems. Iki ryto.